Jėzus šiandien mums primena kažką esminio apie pasaulio pabaigą. Kaip matome, kad figmedis išleidžia pumpurus ir suprantame, jog artėja vasara, taip turime atpažinti ir Dievo ženklus savo gyvenime. Ir jis sako mums kažką giliai paguodžiančio. Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis. Viskas, ką matai, praeina. Viskas, ką girdi, praeina. Viskas, ką suvoki pojūčiais, yra laikina. Tačiau Dievas davė mums kažką daugiau nei pojūčius, protą apšviestą tikėjimu, kuris leidžia prisiliesti prie to, kas nesikeičia, prie amžinosios tiesos. Dangus ir žemė praeis, bet tiesa nepraeina. Prisimink Martą ir Mariją. Marta nerimavo dėl daugybės dalykų. Marija pasirinko vienintelę dalį, kuri iš jos nebus atimta, gyvąjį Jėzaus žodį. Visa, kas materiališka, išnyksta, namai, automobilis, išvaizda, pasiekimai. Tačiau tavo santykis su Kristumi išlieka. Tavo malda išlieka. Viešpaties tiesa išlieka. Atsuk savo širdį į tai, kas nepraeina. Nes Jėzus užtikrina, mano žodžiai nepraeis.